dabar suteiksim žodį vienam iš kursų klausytojų, tai yra Greta Baronaitė, kuri trumpai pristatys, kaip jai tie kursai atrodo. Diena, girdžiuosi gerai. Tai aš labai trumpai pristatysiu, kokia mano patirtis iš tikrųjų ir koks kelias atvedė mane iki šios mokyklos. Taigi, mano kelias nuo ko prasidėjo. Žinoma, viskas prasidėjo nuo universiteto. Kuomet aš papuoliau universitetą ir įstojau į kineziterapiją ir pradėjau mokytis. Ir kas tuo metu atsitiko? Iš tikrųjų, kada įstojau į universitetą, kadangi matau yra ir šiuo metu studentų, kas atsitinka? Tu atsiduri visiškai naujoje aplinkoje. Ir gal kokia problema, kad viskas ant tiek yra įdomu, kad tu iš tikrųjų supranti, nuo ko reikia pradėti. Man reikia susidraugauti, reikia pradėti mokytis iš karto. Ir kas man labiausiai įstrigo, pačią pirmą dieną, kad pirmoji paskaita mūsų buvo paklausti, kodėl mes įstojame apskritai tą kineziterapiją. Ir daugumos mano grupiokų atsakymai tai buvo, nes neįstojau į mediciną, nes mėgstu sportuoti, nebuvo jokių konkrečių atsakymų. Kitas dalykas buvo, kas apskritai yra ta kineziterapija. Tai irgi daugumą mūsų dėja iš tikrųjų nelabai ir numanė. Tai vieni sakė, tai yra masažas, tai yra sportas, man galėtų būti treneriai, masažistai, kodėl ko tau tai patinka, nes aš mėgstu bendrauti, maždaug požiūris toksai. Ir su tokiu požiūriu pradėjus, staiga užlimpa anatomija. Taip, turbūt daugumai pažįstamas vaizdas, pirmas kursas, ir tu iš karto pakliūni ten kaulai ir tu pradėti mokytis anatomiją. Ir iš vis net nesupranti, nuo ko tu pradėti. Tu turi labai trumpą laiką, kuris tau yra duotas, berods buvo pusę metų, ir tu turi viską išmokti. Mes bandėm, bet kaip jau sakiau, kadangi pirmieji mokslo metai labiau yra įdomus dėl kitų dalykų, tai ta anatomija taip ir liko. Ir kas gaunasi? Mūsų požiūris buvo išmoksim vėliau. Taip? Vėliau dar yra laiko, oi, dar 2 metai, dar mes viską išmoksim, nėra to skubėti. Ir netikėtai tu supranti, kad nuo šiandien tu jau dirbi. Ką tik įsidarbinai kineziterapeutei ir ką dabar daryti. Pradžią aš jaučiausi iš tikrųjų kaip žuvis vandenyje. Aš atrodo viską moku, aš ką tik pabaigiau universitetą, turiu diplomą. Aš atlikau berods 4 praktikas ir ten labai nuostabūs kineziterapeutai mus mokė. Ir aš žinojau visam tam stebuklingą dalyką, su kuriuo galvojau, kad taip ir dirbsiu visą gyvenimą, tai yra pratimas dubens kilnojimas. Iš tikrųjų, tiek praktiką atlikinėjau, pagrindė viskas buvo įdomus iš to pratimų. Tai yra žmogus skauda nugarą, mes atliekam šį pratimą. Pakeistas klubas narys, mes atliekam šį pratimą, viskas aišku. Ir man buvo aišku, ir aš dirbau. Deja, kada aš pastebėjau, kad kažkas ne taip. Atsidūriau visiškai aklavietėje, nes pastebėjau, kad man labai trūksta žinių. Antras dalykas, pastebėjau, kada aš pradėjau gilintis labiau problemą, iš kur atsiranda tas skausmas, tai yra, kad man nebeužtenka ortopedinių testų. Žmogus ateina su problemą, aš grįžtu namo, skaitau, kitą dieną ateina atlieka ortopedinius testus, nutiesios kojos pakėlimas. Viskas aišku, stuburo išvarža ir gyrė tenai kažką, taip, bet kilnoji dubenį. Vėl pastebėjau, kad vieną dieną žmogus ateina ortopediniai testai rodo vieną, kitą dieną ortopediniai testai rodo visiškai ką kitą. Vėl aklavietė. Kitas dalykas, mano gydymo efektas buvo trumpalaikis arba iš viso nebuvo. Arba, žinoma, žmonės atėjo, aš jaučiuosi geriau iš tikrųjų, nes kadangi aš dirbu sanatorijoje, jie atvažiuoja ir gauna pilną kompleksą. Tai yra masažai, tai yra fizioterapija. Ir nori jam kažkiek pagerėja, bet ar tai buvo mano dėka, tai labai toli gražu. Ir tada tu po kiek laiką sustinki žmogų ir sako, taip, man sanatorijoje pagerėjo, bet aš grįžau mėnesį ir vėl viskas grįžta į pradinį tašką. Aš supratau, kad aš nepasiekiau efektą tokio, kokį aš norėčiau. Kitas dalykas, aš nesugebėjau atsakyti užduodamus klausimus. Tai yra žmonės, kurie neklausia, bet vis daugiau žmonių atsiranda, kurie domisi savo problemų, kurie klausinėja. Ir kai daugelį klausimų aš neturėdavau jiems atsakymą. Ir kas įdomiausia, kad aš pastebėjau, kad pacientai dažnai patys pasako problemą, su kuria jie ateina,
bet aš nesuprasdavau to sąsajų, su tuo sąsajų. Ir kaip pavyzdys, ateina žmogus ir sako, man skauda nugarą, bet man visą pablogėja, kad aš stresuoju. Ir galvoju, gerai, kad gal pablogėja, kad tu stresuoji, tai yra aišku, priežastis yra stresas, bet kaip jis tai susijęti, tai man visiškai buvo neaišku. Ir aš patylėdavau, pritardavau, tai pakvėpuokit, pavaikščiokit, nestresuokit. Žmonėm neužtenka to informaciją, kad nestresuokit. Ir tada aš supratau, kad visgi aš nesu kaip aš visą dėlį, aš esu visiškai už vandens ir visiškai nesorientuoju, ką darau. Po pasakoje aš pasivėjau, kad mano pacientai manim netiki, mano draugai manim netiki, nes aš nesugebėjau paaiškinti, ką aš darau. Ir aš pati nebetikiu kineziterapiją. Ir kada aš važiavau pirmąjį seminarą taikomosios kinezologijos, važiavau su vaikinu prisirinkti darbuotojus ir jisai sako, aš tai netikiu, kad pratimais galima viską išspręsti, viską galima išspręsti masažais. Tai va, tai du požiūriai, aš įsivaizduoju, kad viską pratimais, įsivaizduoju, kad viską masažais galima išspręsti. Deja, labai džiaugiuosi, kad jis pakeitė irgi nuomonę. Dabar prieš kelias dienas kalbėjom, sakė, ne, masažas viską negalima išspręsti. Ir kada aš susidomėjau tą mokyklą, kada tu atsiduri tokioje akvarijoje, kad nori iš tikrųjų aplink visą pasaulį keliauti, ieškoti, kame čia problemų, dėl ko aš nesugebu, aš jau 4 metus atsimokiau, o nesugebu žmogui padėti, nes elementariausia, tai mažas skausmą kažkokį pašalinti. Bet visa laimė, kad nuėjau savanoriauti pabaigus mokslus. Ir ten man buvo netyčia užsiminta, kad kažkada bus tokie mokslai, bet labai naudingi, ir aš pradėjau domėtis. Ir greitai prieš metus aš atėjau iš asamblėją ir buvo pristatymas ir žinot, aš pamačiau, ką šitie žmonės išdarinėjo tos scenos. Čia kažką paspaudžia, kažką ir žmogus atsistoja sveikas. Galvočiau, kažkas panašiau, kažkaip taip turėtų veikti darbas. Ir aš pradėjau domėtis. Aš iš karto įstojau į asociaciją, bet, žinot, kada jau atsirado tie mokslai, visada pradėjo kilti abejonės. Ar tikrai tai yra mano vieta? Ir aš galvojau, gal jau magistrą reikia studijuoti, nes magistras viskas aišku, ten jau aš turiu kieno pasiklaus nuomonės, o klinikinės kinezologijos mokykla tai yra visiška naujovė ir aš neturiu su kuo pasikonsultuoti. Apart lektorių, kurie nesakys, kad tai yra blogai, tai tokia abejonė didelė buvo. Kitas dalykas dėl to, kad išgąsdino turbūt mokymosi trukmė, nes terapeutam tai yra 3 metai. Magistrą aš galiu pabaigti per 2 metus, tai gal man 3 metus gaišti. Kitas dalykas yra kaina. Visada, kada eina kalba apie pinigus, man galvojam, per kiek laiko man tai atsipirks ir iš viso atsipirks. Žinoma, tai buvo naujas ir man visiškai nepažįstamas metodas, kurio nelabai daug kas apie tai kalbėjo ir nelabai daug kas galėjo paaiškinti, kaip visą tai veikia, kaip paspaudimas, palietimas, kaip gali veikti. Ir vėlgi, kada viskas atsiduria ties metais, 3 metus mokysiu, tai ko aš nesuprantu. Ir ar nebus mano to taip blogiau. Ir dviprasmiški atsiliepimai, kada pradedi domėtis internete ir domėtis, kaip ir apie bet kokią metodiką, visada atsiliepimai būna visokie. Ir tokie, ir tokie. Tai tokiais dalykais aš nepasiklioju. Ir mažai informacijos, nes Lietuvoje tai yra naujas dalykas ir man trūko šiek tiek informacijos. Ir visgi kas man padėjo apsispręsti, tai visų pirma tas praktinių įgūdžių trūkumas, nes aš tikrai jaučiau, kad man trūksta. Ir kalbant apie magistrą, kiek aš konsultavausi, man sakė, magistras yra teorija, man nebereikėjo teorijos, aš norėjau tokio, kas galėčiau išeiti ir iš karto visą tai naudoti. Kitas dalykas, gal tai, kad neįpareigoja. Ir tavęs niekas kaip universitete neliepė susimokėti iš karto už pusę metų. Tu atvažiavai pirmą seminarą, nepatiko, ačiū, galite kitą nebevažiuoti. Tai šiek tiek irgi didelis pliusas dėl to, kad tu turi galimybę pabandyti. Trečias dalykas, žinoma, tai buvo sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta programa, reiškia, kad ne rezultatų susirinka. Ir jau man šiek tiek drąsos atsirado. Smalsumas, taip kaip ir pas visus, man atrodo, mes visi turim smalsumą. Seminarų lektoriai. Tada pradėjau domėtis, kas ves mums seminarus. Ir kaip matote, gydytojai, daktarai. Visiškai kitaip negu universitete, bet tas man patiko, kad aš pagaliau gausiu požiūrį iš visai kitos aplinkos. Nes tai yra toks platesnis, tai nėra tas kaip kineziterapeutai ir siauro požiūrį, tai yra raumuo, sąnarys kažkokį dalyką norėjus to platesnio tokio požiūrio. Kitas dalykas, tai kad seminarai vyksta lietuvių kalba, kaip paprasta Lietuvoje.
Ir į programą įtraukdavo vidaus organų kineziologiją, kas man darbė kėlė labai didelius trūkumus, kadangi ir po vidaus organų operacijos sanatorijoje ir aš nieko visiškai nežinojau. Ir pavyzdys, kaip aš norėčiau dirbti, kadangi savo savanoriavimo metu pamačiau, kaip žmogus dirba su taikomąja kineziologija ir man supaliko didelį įspūdį. Ir tada viskas prasidėjo. Mes atvažiavom, mes buvom pakrikštyti kaip studentai. Ir ką darėm? Aiškinomės. Labai daug aiškinomės, man rodė, aiškino, gali galvą, labai smulkiai. Testavom, mokinomės testuoti raumenis, pagaliau supratau, kaip apskritai, nes man labai trūko tų jutimų. Aš domėjausi, kaip reikia testuoti raumenis, bet kaip pajaust. Ar tikrai aš jaučiu taip, kaip turi būti. Tai mes testavom daug. Bandėm vieniem kitų, bandėm ant savęs. Bandėm gydyti, kartais pavykdavo, kartais ne, nes mes dar mokėmės. Dar kartą kartojom, nes kartojimas yra mokslo mokymas. Taip? Jeigu kas neaišku, vėl kartoji. Ir kartais jau galvas sprogsta, atrodo, dar kartojam. Vienas kažkuris nesuprato ir vėl kartojam. Šiek tiek ilsėjomės, nes žinių daug ir poilsių patraukėlių reikėjo. Ir vėl bandėm. Ir dar kartą kartojam. Ir dabar kokie pliusai man šios mokyklos? Tai visų pirma yra studentų įvairovė. Man labai galbūt patiko tai, kadangi universitete mes visi atėjom su daugiau mažiau tuo pačiu požiūriu. Mes kinesioterapeutai ir pratimai, masažas, čia labai yra platus, yra ir gydytojai, ir osteopatai, ir studentai, homeopatai. Tai vadinasi, į tą patį dalyką mes visi žiūrėjom iš skirtingų pusių. Man šitie klausimai visi kyla iš skirtingų pusių. Ir ko pasakoje, tu pradedi matyti ne tik kaip iš kinesioterapeuto pusės tą pačią problemą, bet pamatai kaip ir iš gydytojo, kaip ir iš to studento, kuris dar mokosi, kaip ir iš to osteopato. Lektoriai praktikai, kuo galbūt buvo skirtumas, nes universitete tikrai mes turėjom dėstytojų, kurie labai puikiai dėstė paskaitas, bet supranti, kad jie neturėjo praktikos. Tuo tarpu čia lektoriai visus savo pavyzdžius pateikė iš savo praktikos. Kiekvienas atvejis yra jų pačių, kaip jie patys gydė, kaip jie patys darė ir kokius rezultatus gavo. Lektoriai kolegos. Labai maloni aplinka tai yra, dėl to, kad ten tu nebesijauti žemiau. Tu esi su lektorium kolegos ir tu nebebijai prieiti, nebebijai klausti ir tų klausimų begalės. Lektoriai reikalaujantis tikslumo bei kartojimo. Aš ką kalbėjau, kad reikalauja, kartojam. Ir jiem neįdomu, kad tu supratai, jeigu dar 5 nesuprato. Taip, vis tiek kartuosim iki tol, kol tai bus labai giliai. Ir naudingos kavos pertraukėlės. Nei viena kavos pertraukėlė turbūt nepraeina geriant arbatą. Tu puoli iškart prie tų dėstytojų ir užgriūni juos klausimais iš savo darbo, kas tau neaišku. Taip, kokie klausimai kilo, ar dėl savo sveikatos, tai irgi išnaudojamas dalykas. Kiekvieno seminaro mes du 5 lektoriai. Ką tai reiškia, kad kada mes einame paprastą seminarams, tada dažniausiai būna vienas lektorius, 20 žmonių grupė ir vienam žmogui yra sunku apibėgti. Ir jeigu dar tu esi mažiau drąsus, tu gali likti nepastebėtas, tu gali likti nepataisytas. Čia 5 lektoriai visada vaikščia, to baksnoja, pirštų tai labai gerai. Ir yra retestas. Tai kas man labiausiai patiko, tai kad bet ką atlikus, kaip jau matė, tai yra retestas. Kad tu bet ką padarius, atlieki retestą ir tu matai, tavo technika veikia ar neveikia. Ir kuogi praktikoje man naudingi klinikinės kineziologijos mokyklos seminarai. Tai yra praplėstas mano požiūris. Puikus diagnostikos metodas man tapo daug lengviau diagnozuoti esamą problemą. Kitą dieną tai jau galiu taikyti praktikoje. Greitas ir ilgalaikis efektas, kada aš jau po kiek laiko susitinku savo pacientus ir jie sako, praėjo 3 mėnesiai, aš vis dar gerai jaučiuosi, tai tavo motyvacija kyla. Nustojau bijoti klausimų, nes aš pastebėjau, kad aš turiu daug aiškesnius ir tikslesnius atsakymus iš žmonių užduodamus klausimus. Pradėjau suprasti sąsajas, kada žmogus ateina ir galvoja, kad stresuoja, nuo streso man skauda nugarą, aš jau pasigalvojau paaiškinti, dėl ko tai vyksta. Ir ką noriu pasakyti, kad nepadės nežinojimo iliuzija, nei veikla žodžiais. Mes turim žinoti ir turim bandyti daryti. Tai ačiū už dėmesį.